Šiandien keliausime į tolimosios Venesuelos gražiausią gamtos kampelį – Rokioso salyną. Pamatysite, kaip atrodo tikras rojus žemėje. Keliausime tarp atolo salų ir mėgausimės žydra jūra. Tokia gražuolė. Taigi įsitaisykite patogiai ir skrendam ieškoti egzotikos. Išaušo vakaras, nebekaršta, saulė leidžiasi, o čia vyksta vestuvių ceremonija. Kas norėtų taip susituokti Karibų jūroje, saulėlydžio metu, iš tikrųjų labai gražu, romantiška. Neblogas statinukas, kalėdinė eglutė, iš didelių kriauklių, dar nesu tokios matęs. Svečių namuose, tai gavau sriubą priimtą, labai saldinė, nežinau, kodėl pridėta, ir žuvis kepta su ryžiais ir troškintom daržovėm. Susipažinęs dieną su vietiniais venesueliečiais, vakare švenčiame kartu gimtadienį. Tortas, šampanas. Kadangi jau šiek tiek pramokau ispaniškai, tai manau būtų sąžininga ir jiems pramokti lietuviškai. Ką manote? Isvegata. Uno, dos, tres. Isvegata. Keturiasdešimt minučių yra Šiluvos Rokės saloje.
Nuostabi vieta, žydras vanduo. Jau matote, iš laivo neša gultus, šaltkrepšius. Čia praleisiu apie 6 valandas ir parplauksiu tik vakare. Mėgausiuosi šio rojaus kampeliu. Vanduo dar šiek tiek pakilęs, tai kitą salą nepavyks nueiti. Štai tenai reikia palaukti atoslūgio. Porą valandėlių palauksiu, pačilinsiu, pasimėgausiu tokiais vaizdais ir tada brisiu. Va taip venesueliečiai leidžia laiką paplūdimyje. Atsineša šaltkrepšius, geria lengvuosius gėrimus, valgo užkandžius ir džiaugiasi saulė ir jūra. Jie labai draugiški, visą laiką pakviečia, pavaišina. Labai gerai jaučiuosi čianai. Venesueliečių tauta labai lengvai bendraujanti. Jeigu važiuoja iš viešbučio į tą patį turą, tai tikrai visi kartu sėdės prie stalo, bendraus, nors ir prieš tai buvo nepažįstami. Vakare taipogi leis laiką restorane, juokiasi, šoka kartu. Ši vieta yra viena gražiausių Los Rokos salyne ir visi stengiasi ją aplankyti. Tiesiog dabar didelis vėjas ir vanduo pakilęs, tai nesigauna pereiti į kitą salos pusę. Bet iš tikrųjų gražu, ypač kai saulė išlenda. Solamente vamos a bajar los celulares, ¿oíste? Aquí te voy a recomendar una cosa. No pueden tener... Esu saloje, kur peri vėžlius. Čia jos auga, veisia, po to paleidžia į laisvę, kaip auga šiek tiek.
Atplaukiau į naują salą. Gražus paplūdimys, tačiau saulės nėra, tai vanduo nėra toksai žydras. Iš tikrųjų labai graži vieta, dabar planuoju kiekvieną dieną apiplaukti po 3 naujas salas. Saloje atplaukia 2 laiveliai, po 10 žmonių. Na, iš viso 20. Sala laukinė. Palmių nėra, daugiau nieko nėra. Antra salelė jau didesnė, ilgas paplūdimys, baltas smėlis, purus, vėlgi labai graži vieta. O vietiniai gyventojai labai mėgsta atvažiavę pasileisti savo Pietų Amerikos muziką, sėdi čilina, gera atmosfera labai. Visa pakrantė nusėta didžiosiam kriauklėm. Geras, ne? Labai gražios. Norėtųsi namo parsivežti, bet nesinori užbaigti Venesuelos kalėjime. Šioje saloje turbūt gyvena kokių 10 šeimų, nedaugiau. Ir visas gyvenimas sukasi aplink žvejybą. Matote, daug valčių. Žmogus grįžęs iš žvejybos. Kiti turistam pardavinėja tą, ką pagauna jūroje, siūlo šviežią sevičią, omarų ir kitokiausių gėrybių. Gražuolė.
Taip gamina tradicinis venezuelietiškas arepas. Iš kukurūzų miltų. Las arepas son muy fáciles de preparar. Listo. ¿Está diferente? Sí. Y estas son asadas. Y estas fritas. Čia keptos keptuvai, o čia grūzinta aliejai. Sí. Savo tradicinį patiekalą, dėl kurio pykstasi su Kolumbija. Sako, žinok, arepas yra venezuelietiškos, ne kolumbietiškos. O aš vakar juokavau su vienais, sakau, girdėjau, kad kolumbietiškos yra arepas, tai tik... Ką sako, kaip pasiūtą pasiekėm. Buvo juokingas. Štai tokie mano pusryčiai tradiciniai. Su venezuelietiškom bandelėm. Vadinasi, arepas. Karštas iš kukurūzų. Labai skanu, bet labai karštas, šviežiai gertas. Atėjau vietinę parduotuvėlę, čionais kiekvieną rytą kepa šviežias empanadas. Jie labai mėgsta, dėl to tuo ir maitinasi. Kadangi plauksiu šiandien tolyn, tai nebus kur papietauti, nusipirksiu dabar šviežiai keptų, išbandysiu ir su vištiena, ir su žuvim. Dos con cascada, por favor, dos con chorizo. Pirkau įvairiausių empanadų su skirtingais įdarais. Ragausim šiandien. Beje, žirklių surinkimo sistema. Nedaug automobilių šioje saloje, vienintelis iš jų, aišku, šiukšlės verčia kažkur salos pakrantėje, tikrai neperdirbinėja. Atsisveikinau su šeimininkais ir keliausiu į oro uostą. Nebloga vietelė buvo, tačiau buvo viena problema, nebuvo elektros. Matot, Venezuelai daug kas yra nemokamai, tarp jų ir elektra, tačiau problema, kad jos dažnai nėra. Saulės elementai kiek sugeneruoja per dieną, tiek dieną elektros yra, kadangi aš dieną plaukydavau po kitas salas, tai nei ryte, nei vakare elektros nebūdavo. Iš tikrųjų, gentyse elektros turbūt daugiau turėdavau negu Venezuelos saloje. Ir barelis, ir uostas su laivais, kur prasideda turai kiekvieną dieną, o ten gražus pastatas oro uostas. Labai paprasta migruoti. Kelionę Rokėso salyne baigiau. Norėčiau tokiame grožyje pabūti ilgiau. Na nieko, bus dar tų nuostabių salų. Kitą savaitę kviesiu jūs į pavojingąją Venezuelos sostinę Karakasą. Bus labai sunki kelionė. Taip pat papasakosiu pikantiškų dalykėlių. Ačiū dar kartą ir iki.